Sveiki kolegos, šiandieną noriu pakalbėti apie mums aktualią problemą, tai nerezervuotų užsakymų pervežimas. Noriu paminėti, kad neužsakius jūsų per svetainę, skelbimai lieka matomi. Todėl jūsų kiti kolegos skaito skelbimus, daro pasiūlymus, skambina mums ir sako, nėra jokio atgalinio ryšio, darai pasiūlymą, nieks nieko neatsako ir ne vieną kartą ir taip toliau tiesiog. Tai aš jums noriu pasakyti, kad dalis tų užsakymų jau būna vykdomi, jie būna daromi ir dėl to, kad jūsų kolegos nepasako klientam, kad jie turėtų užsisakyti vežėją, jie turėtų užsisakyti. Ir tuo noriu jums priminti, kad tie, kurie vairuotojai daro nerezervuotus užsakymus, jūs pirmiausia prarandate Sosvano draudimą. Jeigu įvyks kokia nelaimė, koks nors nelaimingas tiesiog atsitikimas ir klientas mums skambins ir sakys, mes čia per Sosvaną susiradom vežėją ir čia mums viskas tas atsitiko, pirmiausia, mes nelabai ir klausysime nei kliento, o vežėjo tuo labiau. Vežėjas tiesiog turės įsispręsti problemą pats ir bus pašalintas iš platformos vien dėl to, kad jisai nesilaiko mūsų taisyklių. Jeigu įvyks kažkokia nelaimė, kažkas ar netyčia, ar suduš, ar bus apgadintas krovinys, mes visą laiką pasistengsim viską kuo sklandžiau spręsti su klientu ir vairuotojui tai rūpintis tuo nereikės. Todėl būtinai turite sakyti, kad užsakymas bus vykdomas tik tai po rezervacijos ir kada aš kaip vairuotojas gausiu patvirtinimą. Tai noriu paprašyti visų kolegų, tikrai laikykimės taisyklių. Tos taisyklės ne šiaip iš piršto išlaužtos. Tai yra saugikliai. Tai saugikliai, kad tiesiog nestovėtų ir skelbimų lentose, kad tai tikrai žinotume, kad tai skelbimai tie, kurie yra matomi, jie tikrai aktyvūs, jie tikrai veikiantys visi tie. Kitas dalykas, visi saugumo tie, kad jums nereikėtų ten vėliau dėl kažko gailėtis, kad jūs ten paėmėt, jums ten nepasisekė, kažkas sudužo ar kažkas, tai tiesiog mes irgi renkame tuos 5 eurus kaip ir draudimo mokestį, iš kurių iš to biudžeto galėsime padengti tos visus nuostolius. Viskas tiesiog pragalvota, viskas stengiamasi daryti, kad būtų kuo saugiau, patogiau ir kuo sukeltų jums mažiau įvairių kažkokių problemų. Todėl prašau, laikykitės visų taisyklių.